kitas modelis yra tiesiog be kojinių, basomis, tai iš tikrųjų yra vienintelis šitas kimono yukata, prie kurio nebūtina dėtis kojines. O prie visų kitų kimono būtina kojines dėvėti ir dažniausiai jos yra baltos. Ir japonai tiesiog visada sakydavo, na, mes ne beždžionėlės ir savo basų kojų nedemonstruojam. Bet vasaros metu gali būti ir 40 laipsnių šilumos, todėl prie jukatos galima eiti basomis. Taip pat mes turbūt dar turim paprašyti modelių, kad apsisuktų iš kitos pusės. Taip, nes japoniškas kimono apskritai šis rūbas netgi svarbiau, kaip žmogus atrodo iš nugaros, negu kaip jis atrodo iš priekio. Taigi čia jūs galite matyti du būdus, du skirtingus, nors jie yra labai panašus, bet šiek tiek ir skiriasi tie būdai, kaip yra surišami kimono diržai, šiuo atveju obi, jie yra vadinami obi. Tai vienas surištas taip kaip saldainiukas, bantukas, kitas šiek tiek iš viršaus. Ir prie jukato galima šukuotis labai įvairiai. Prie šito rūbo nebūtina susišukuoti taip labai į koduką, bet plaukai gali būti pusiau palaidi, labai daug dedama gėlių į plaukus, nes tai yra vasara, laikas tiesiog džiaugtis šilumą ir festivaliais. Todėl šitas rūbas nereikalauja labai didelio dėmesio ir tokio nėra griežtumo jame. Ačiū. Dėkojame šitiems modeliams ir kviečiame toliau kitą modelį. Na, šitas modelis iš tikrųjų labai tiktų šiaurėje, nes šitas kimono yra nuaustas naudojant vilną. Todėl su juo yra pakankamai šilta ir ypatingai Japonijos šiaurėje labai kasdienai žmonės mėgsta su jais pasipuošti. Šitas rūbas taip pat yra toksai daugiau kasdienis, su juo jokių būdų negalima eiti į kokią nors iškilmingą šventę. Ir taip pat šitas kimono turi švarkelį, haori, jis taip pat yra iš vilnos. Dabar atrodo, kad iš tikrųjų mergina yra su kuprele. Bet čia slepiasi diržas po švarkeliu, paprašysim jį dabar nusirengti. Bet čia vėlgi matot surištą diržą obi. Beje, diržai, jie yra labai skirtingi, tačiau vis tiek jie yra labai ilgi. Ir galbūt jūs čia matote tik surištą variantą ir sunku įsivaizduoti, bet būna ir 3, ir 4, ir 5 metrų diržas ir jisai yra surišamas įvairiais būdais. Šitas kimono yra neformalus, todėl, kad jūs matote vieną raštą, kuris kartojasi per visą kimono, ar ne? Tai yra labai nesudėtingas toksai raštelis, kažkokia tai, na, kažkoks simbolis arba kažkoks tai tiesiog derinukas ir jisai kartojasi per visą kimono. Tai reiškia, kad kimono yra visiškai neformalus ir gali būti